turi labai, nu, plastiški tapo. Tada tau įtampos. Tai įsitrauk kiras rūkų, žinai. Tai va, nu. Nu, dabar kaip gražu Paulių filmuota, ne kaip žvairas sakiniais viską. Gerai, atrodo, žinau, tavo fainai tie kiniai, nu, tokį solidumą priduoda. Aš tau rimtai sakau, žinau, kartais tai labai gerai jūs išdėti. Nu. Gerai, o kur dabar? Taip, dabar važiuojam, tada mes važiuojam į kairę, bet ten atvažiuojam mašiną, važiuojam į dešinę. Ką žinau. Važiuojam, gerai, važiuojam į kairę tvarką. Pauliau, kaip tu perlipai atvažiuoti į Alfa vyras mokymus? Na kaip, žiūrėjęs esu tavo video, tai patiko ir nusprendžiau. Nu, reikia per save perlipti, kai čia kitaip nieko nebus, nieko nepasieksi. Sėdėdamas vietoj nieko nepasieksi. Tai čia... Jo, tai tie pinigai nuvertėjai kiekvieną dieną, už juos vis mažiau ir mažiau nupirki. Ką aš daiktą nusipirksiu? Jo, į dešinę ir esmė yra tai, kad tas, sakau, daiktą, kurį nusipirki, tai dažniausiai jis tai padaro, kad netgi atskiria tave nuo moterų. To kaip tik problemų dažniausiai prikuria. Nenaudos. Na, aš tai perku, sakau, kameras, perku, kas dar iš daiktų perku. Aš perku telefoną, nu, bet čia grinai viskas, kad bendravimui su žmonėmis, kad susisiekimui greitam, kompiuterį kokį, kad video montavimą, bet ne tam, kad ten žaist. Buvo tos vieną klientą atvažiavo, žinai, radaus namuose PlayStation ir cigarečių, tai iškart turėjau pašalinti, išmest. Pačią pirmą dieną Alfa vyras mokymų, nes čia įimas atgal. Tiesiai čia? Va, Maxima, nu. Tai va. Tai va turėjai, žinai, pašalinti ir Alfa vyras, jis nerūko, negeria, nenaudoja narkotikų, neturi jokių priklausomybių nuo kompiuterinių žaidimų, nuo aplamai bet kokių įpročių, kurie tolina tave nuo santykių su moterimis. Atskiria, žinai. Nu, kai tu žaidi žaidimus kompiuterinius, tai tu neini bendrauti. Tu negeri nei socialinių įgūdžių. Koncentravęs į televizorių. Vieną apsigyveni ten kažkokiai realybėje ir tu iš viso eini atgal. Ir ne čia yra laimė, mūsų laimė yra pažindinimasi su žmonėmis, bendravime. Štai kur mūsų yra laimė. Ir turit visi pažindintis eiti. Jo, nors ir turėdami antras pusės. Vis tiek turi eiti, nes kodėl? Nu, tu kitaip, tu tapsi beta. Bet ir antrą pusę turi suprast, kodėl tu eini. Tai turi paaiškinti? Turi paaiškinti. Būtent. Arba jie eis kartu, arba skirsis, žinai. Jo. Nes, pavyzdžiui, žiūrėkit, mano draugas neėjo pažindintis. Turėdamas moteriais neėjo pažindintis. Ir kas gavus, jis beta tapo. Aš net pas jį į namus negaliu apsistoti. Žmona jau diktuoja visas taisyklės namuose, tu įsivaizduoji. Tai kaip tu su tokiu vyru gali verslą kurti? Tai jis keičia savo nuomonę dėl jos. Būtent. Ir jis jau seniai atsibūdęs yra, mesime jį greitai. Tai čia nėra vyriška net. Nei verslai pasitikėti. Sveiki. Labą dieną. Padarom čia kokie gražūs žmonės visi. Jo, tai va. Gerai, einam pirkt maisto. Tai va. Jo, tai tokiu tu negali pasitikėti ir nu kas bus? Oi. Davai, Pauliau, jo, tokiu tu negali pasitikėti ir toks vyras išskys verslui. Visai. Na kaip, turi baimę, mąstymę, viskas atsiremia į mąstymą. Vyras veda santykius. Vyras nustato šeimoje taisyklės, kaip kas gyvena, nes jeigu moteris yra vyrų veidrodis, yra tėvas. Koks esi tu, kokie būsena esi, tai tokie bus ir moteris, toks atspindys. Jo, būtent. Todėl sakau, kiek yra vyrų, pavyzdžiui, gyvenime buvo, kurie iki draugysčių su moterim viską galėjo daryti verslą. Surado merginas, nebeina jokių verslų nieko daryti, nes jie jau priklausomi nuo santykių. Ir jeigu jau mergina pasako, ką nors blogai apie tave, viskas, jau jisai nebenori su taim nieko daryti. Tai ir čia vyras, o tu čia gali tokiu pasitikėti, aišku negali. Aišku ne. Nu tai va, tai toks buvo dalykas. Gerai, imsim dabar maisto. Raudoną papriką paimam. Nors nafika. Nuts, oatmeal, va ką jūs tiekėt, duona, avižos, viskas, žinai. Amerikoje ant avižų pakelio net tas veidas, toks, supranti, išradingumas klastuoja, toks nublė, toks ten, bet nelikus jokių ten gerų detalių tų, žinai, maisto, dalelių, žinai. Čia yra lininis švarkas
Ir lininį švarką mes kalbėm ant 30, žiūrėkit, va čia ir tokia plunksna.